Sveiki. Seniai matėmės. Tai norėjau tiesiog jums tokį trumpą priminimą perduot, kurį Dievas man davė šį rytą, kai skaičiau Kunigų 25 skyrių. Ir priminimas yra toks, kad viskas priklauso Dievui. Mes esam čia tokie kaip ir trumpalaikiai nuomininkai, prievaizdai, kaip Biblija sako, tie, kurie rūpinasi, bet iš tikrųjų mums tai nepriklauso. Ir šitas gražus priminimas man atėjo, kai skaičiau apie jubiliejo metus, apie tai ir šneka 25 skyrius. Jubiliejaus metai tai yra toks dalykas, tokia šventė pažydus, kurie švęsdavo 50-uosius metus. Tai kiekvieną kartą, kas 50 metų, kaip čia parašyta, jie turėjo įsakymą: švęsite 50-uosius metus ir paskelbsite laisvę krašte visiems jo gyventojams. Tai bus jums jubiliejaus metai, sugrįžte kiekvienas jūsų prie savo nuosavybės ir kiekvienas į savo šeimą. Tai kas 50 metų, jeigu, pavyzdžiui, tavo žemė būdavo kažkam parduota, jinai tau grįždavo. Arba net jeigu tu pats tapdavai vergu ir būdavai kažkam įsiskolinęs, tai tu, kai ateidavo tie 50 metai, tu būdavai visiškai laisvas, nesvarbu kokio dydžio būdavo tavo ta skola ir kiek dar tau būtų tekę vergauti ją išmokėti. Tai būdavo va tokia džiaugsminga šventė, labai daug kam įsivaizduoju. Bet kas man labai patiko, tai kai skaičiau apie tai, kaip žydai galėjo pardavinėti savo žemės iki jubiliejaus metų, nes jie galėjo parduoti savo žemę, bet jie galėjo žemę prašyti tik tai tiek, kiek liko metų iki jubiliejaus metų. Tai tarkim, jeigu liko 2 metai iki jubiliejaus metų, tai tada žemė bus labai pigi, nes tas žmogus, kuris ją nusipirks, galės naudotis tą žemę tik tai 2 metus. O jeigu liko 30 metų iki jubiliejaus metų, tai tada ta žemė bus daug brangesnė, nes tai bus 30 metų derliaus. Čia taip ir rašo, nes iš tikrųjų jis parduoda tau tik derlių skaičių. Tai nors ir izraelitai galėdavo prekiauti savo žemėmis, man patiko šitas priminimas, kad taip kaip tu gali nusipirkti žemę, jinai tau oficialiai kaip ir priklauso, bet tik tai iki tam tikro laiko. Ir tai yra toks nuostabus priminimas, kad taip Dievas leidžia mums naudotis dalykais ir kaip ir savintis tuos dalykus, bet tik tai iki tam tikro laiko. Ir tame aš surandu didžiulę ramybę, nes jubiliejaus metai, šitą šventę, aišku, ir simbolizuoja Kristaus ateimą. Ta jau amžinai jubiliejų, kai visi bus išlaisvinti ir visi gaus savo paveldą, kuris turėjo mums būti duotas nuo pat pradžių, ką Dievas mums paruošė. Ir tai man duoda ramybę, mąstant apie tai, kad viskas yra laikina. Ir aš neturiu prarasti miego ir nervintis dėl šitų visų laikinų turtų. Aišku, turiu būti geras prievaizdas, geras tas nuomininkas, bet galų gale vis tiek viskas bus sugrąžinta į vietas su Jėzaus sugrįžimu. Ir jeigu aš tai suprantu, tai duoda man kaip ir tokią laisvę neprisirišti prie šito pasaulio dalykų, bet kaip Biblija sako, kaupti turtus danguje ir naudoti tas žemės, naudoti tuos turtus, džiaugtis jais, dėkoti už juos Dievui ir naudoti juos kitų labui, palaiminti kitus su dėkinga širdimi, bet nesielgti taip, lyg tai jie man priklausytų amžinai ir nemiegoti naktim ir mąstyti, kaip juos man amžinai išlaikyti. Nes viskas galų gale priklauso Dievui, mes esam tik tai laikini šitų dalykų nuomininkai.